nusileidom Kopenhagoj. Turim laiko iki 6:30 vakaro, kai reikia suspėti lėktuvą Rygoj. Ir neturim Kopenhagoj kol kas nieko ką veikti, bet suplanuota. Nėra plano. Radom vietinę kavos parduotuvę, kur parduodavo tokiais kiekiais kavą. Čia, nežinau, pusę litro mažiausiai. Vaidas pametė promo kompaktus. Traukiny. Ten, man atrodo, 500 kompaktus. Šūdų smirdi visą Daniją. Jūs žinot, kodėl mes atvažiavom čia į Daniją? Nes čia galim uždirbti grojant gatvėse. O kadangi važiuojam į Balkanus, ten visiška žopa bus su pajamom, tai reikia uždirbti prieš kelionę. Okay, let's find out how much money we made. 100. Well, a lot anyway. Uždirbom ne 270 kronų, kas yra mūsų visų laikų rekordas. Ir dar spėjom pamatyti, kaip mergaitės gražiai šoka kartu su mumis. O dabar, mėlėjai, varom tenais į Kristianiją, kur draudžiame filmuoti. Nu va, mėlėjai, ką tik išėjom iš Kristianijos, tikrai yra tokia vieta, kur patarčiau bent jau apsilankyti, pažiūrėti, kas ten vyksta. Sveiki, aš esu Jurgis Didžiulis ir šiandien mes lankomės Danijos sostinėje Kopenhagai. Va, tai uždirbom ant kavos, bet kadangi kava gali kainuoti nuo 13 litų iki 20 litų, tai čia ne visai piragai. Nu va, matot, neatsirado kompaktai. Mes juos palikom traukinį, kai atkeliavom į miestą ir jie dingo. Ir labai gaila, nes Acme, įsivaizduok, pagamino 500 tokius reklaminius kompaktus, o mes tai failą pasidarėm. Taip ir baigėsi mūsų kelionė į Kopenhagą, ko gero mūsų nedarbingiausia kelionė visoje turo istorijoje. Labai norėčiau padėkoti mūsų gidams, Viliui, Pauliui. Ten Paulius. Taip pat norėtume padėkoti Jevoro sesėm, Air Balticui, Acme ir visiems kitiem. Kitą savaitę važiuojam į Balkanus, tai sekit labai. Sekit. Check it out, check it out.